Sveiki, esu Haroldas Jotautas, atstovausiu Lietuvą FIA Motorsports Games iRacing platformoje F4 formulių klasėje. Pasiekimų kažkokių tais labai stiprių, tai aš negalėčiau net įvardinti. Yra visokiausių lygų laimėjimų, visokiausių specialių eventų, tai sakykime 24 valandų lenktynių laimėjimų, bet tai nebuvo kažkokiam aukščiausiam lygiai. Tai sakyčiau, kad šita atranka į šitą rinktinę prieš vienus stipriausių Lietuvoje simracerių, aš įvardinčiau dabar kaip stipriausią savo pasiekimą ir tikiuosi, kad šitos ateinančiose varžybose irgi pavyks kažką pasiekti tokio, kad po to galėčiau tom girtis. Tikrai paskutiniu metu daug važinėjau su šitom F4 formuliam. Išsiskiria tuom, sakyčiau, kad labai stipriai veikia oro maišas, kas reiškia, kad net jeigu ir tu truputį neturi peiso, atsilieki nuo pačių greičiausių, tu vis tiek važiuodamas protingai išliksi toje kovoje. Nes dažniausiai trasose važiuojam, kur yra daug tiesiųjų ir per tas tiesiasis tiesiog labai sunku atsiplėšti nuo oponentų arba sunku juos pamesti. Tai reiškia, kad per visas lenktynės vyksta labai daug artimų kovų. Neretas atvejis, kad ten kelios eilės mašinų važiuoja viena šalia kitos per kelis posūkius ir tai gali tęstis ir visas lenktynės. Tai ir įdomu ir gali kainuoti labai daug nervų, kai tu žinai, kad tu esi greitesnis už kitus, bet tu negali nuo jų atitrūkti ir tau vis tiek reikia su jais kovoti. O kovos yra gan sunkios, nes kontaktas mažiausias gali visiškai sugadinti lenktynės arba nežinau, sparną pažeisti ir tavo vis tiek jau tu nebeturėsi tiek greičio, kiek oponentai. Tai sakyčiau, kad čia yra didžiausias išskirtinumas šitų lenktynių. Aš žinau žmonių, kurie važiuoja daug geriau negu aš, su prastesnė įranga negu turiu aš. Tai čia kaip kiekvienas gali sau leisti, aš turiu tiek neblogą kompiuterį, tiek 3 ekranus, tiek visą simuliatorių, kaip čia, tą rigą vadinamą, ant kurio viskas montuojasi, tiek vairo bazė nėra bloga. Nėra pas mane niekas ten jau top, bet tokio mid klasės lygio simuliatorius. Tai su tokį turint, jau manau, kad nėra jokių pasiteisinimų. Turint, sakiau, kad net ir su prastesne galima važiuoti geriau, bet ten jau būna truputį sunkiau. Kaip top 10 būčiau patenkintas. Nelaimingas, bet patenkintas. Aišku, norėčiau laimėti, bet podiumu jau tikrai būčiau laimingas. Mūsų atranka iš tikrųjų vyko labai panašių principų, organizatoriai tikrai labai gerai šitą sprendimą gerą priėmė, kad bandė atkartoti tą pačią sistemą. Tai iš pradžių, nežinau kiek ten tų bus dalyvių, bet iš pradžių visi dalyviai tiesiog pravažiuoja kvalifikaciją ir juos tada pagal laikus išskirsto į 4 grupės. Ir tada tokie kaip ketvirtfinaliai, iš tų ketvirtfinalių praeina, sakykime, dar pusę dalyvių į pusfinalius ir jau iš pusfinalių į finalų patenka jau tie ten top 20 vairuotojų turbūt. Sau palinkėčiau, kad pavyktų suvažiuoti viską tvarkingai. Kad nebūtų tiek iš mano pusės kažkokių kvailų klaidų, kad pavyktų kvalifikaciją suvažiuoti taip, kaip galiu, kaip iš tikrųjų galiu, nes kvalifikacija ten tikrai daug nulems, kadangi kuo aukščiau startuosi, tuo bus lengviau. Dar vienas labai įdomus faktorius, tai kad įranga vis dėlto nebus ta pati, kaip su ko važiuojam namuose, tai tikiuosi, kad pavyks ir linkiu savo, kad pavyktų prisitaikyti ir irgi rodyti rezultatą tokį, kokį galiu. Tai tiek savo, tiek priešininkam, oponentam, kitiem dalyviam palinkėčiau, kad išlaikytume ramią galvą ir nebaigtume tiek savo, tiek priešininkų lenktynių dėl kažkokių, nežinau, kvailų klaidų. Pirma emocija tai toksai visiškas palengvėjimas, tokia ramybė, nes iš tikrųjų labai daug ruošiausi, bet vis tiek buvo, čia gal reikėjo dar truputį daugiau, čia gal dar kažką kito galėjau padaryti, dar pabandyti tą ar aną. Bet kai laimėjau, tai jau buvo tas jausmas, kad padariau užtektinai. Tai iš tikrųjų
didžiulė garbė atstovauti Lietuvą. Ir irgi dabar lygiai toks pats jausmas. Bandau įdėti, kuo įmanoma, daugiau darbo, pasirašymo, kad patirti vėl tą tokį atoslūgį, kad tą jausmą, kad padariau viską ir nieko netrūko. Turėtų būti kažkas panašaus, kaip dalyvauti tose rimtose olimpinėse varžybose, ar bent jau dalis to kažkaip, tai noriu tą patirti, pažiūrėti, kaip atrodo tai. Kviečiu įsijungti tiesioginės transliacijas, lenktynės bus tikrai artimos, aš pažadu, kad bandysiu būti ten kažkur tarp lyderių, tai turėsit ką palaikyti, kviečiu įsijungti transliacijas spalio 23-27 dienomis.